Sveiki! Šiandieną pasidalinsiu mūsų šeimos laimės piliulę, kuri padėjo šitų sunkių laikotarpių išgyventi sėkmingai. Nes statybos tai yra tikrai intensyvus laikotarpis ir vienu metu turėjome, kur ir vestuvės planuojame, ir statybom reikia priimti daug sprendimų ir nemažai atsisėsti valandų, skirti kartu. Ir aišku, dar yra darbai kasdieniai, kur nuo 8 iki 5 dirbdavome. Tai turi pradėti tada apsvarstyti labai gerai ir susidėlioti savo laiką ir priimti, žinoma, teisingus sprendimus greitai ir efektyviai. Tai toks intensyvus laikotarpis iš tiesų yra ganėtinai sunkus ir tada turi būti su savo antra pusė kaip komanda, kuri turi vienas kitą palaikyti. Žinoma, sprendimuose neišvengsi kartais konfliktų, nes vienas nori vienų razečių, kitas kitur, apšvietimų ir panašiai, arba baldų išdėstymo, arba vienas nori televizoriaus svetainį, kitas nenori, tai einama yra prie kompromisų tuomet. Bet kodėl ir apskritai pradėjau šitą įrašą daryti būtent šitą temą, nes tikrai nemažai aplinkoje mačiau porų, kurie išsiskiria ir būna tokie ganėtinai rimti konfliktai išaugę, kur atrodo irgi kartais jau nebėra kito kelio atgal. Tai tikimės, kad pagelbės šitą laimės piliulę mums. Padėjo, nes irgi buvo tikrai tų kritinių taškų, kur kartais jau atrodo susproksi, bet tada susėdom ir efektyviai pradėjome dirbti kaip komanda. Dabar prieš pasakojant toliau, sustokime, paspaudžiame mygtuką subscribe. Paspaudėte? Gerai, galime tada keliauti toliau. Tai iš tiesų visi esame žmonės, esame skirtingi, skirtingose aplinkose augę, skirtingose šeimose augę ir tai yra labai svarbu nepamiršti, kai tu kartu su kitu asmeniu kuri savo naują laimės lizdelį, namą, butą, kotedžą, bet ką, bet tai jau bus jūsų. Bet jūs vis tiek ateinate su skirtingais įsitikinimais, skirtingomis aplinkomis, skirtingomis asmenybėmis, dar nepamirškite. Tai visų pirma yra svarbiausia atsisėsti su partneriu ir išsigryninti. Kokie jūs esate kaip žmonės? Nes pradėkime nuo paprasčiausių skirtumų. Vienas yra ryto žmogus, kitas yra vakaro. Vienas gebantis brainstorminti, greitai mintis dėlioti, generuoti, kurti, o kitas galbūt yra lėtesnis, jam jau reikia pasiruošimo, reikia vizualizacijos. Vienam yra malonu arba tiesiog nekelia diskomforto skambinti telefonu ir klausinėti kainų, darbų, darytis rinkos analizę, o kitam gal labai nepatinka skambinti, bet jisai gyvai gali deleguoti darbus, gali prižiūrėti juos ir panašiai. Tai čia yra tik keli skirtumai, kuriuos įvardinau, bet jie yra vis tiek svarbus. Jeigu jūs esate skirtingi poroje, tai yra labai svarbu tai suprasti, kad galėtumėte dirbti kaip komanda ir vienas kitą papildyti šitose vietose. Pavyzdžiui, mes su Mantu. Aš esu ryto žmogus, man turi ateiti su vizualizacija, su paveiksliukais arba su brėžiniu iš karto namo ir tada tik tais kalbėtis ir tada tik tai sakyti, tai kokį sprendimą priimam arba tai kur darome tas razetes arba kur apšvietimą darome. Man nėra problema skambinėti ir klausti, kokią kainą yra nematomų durų, ar tokias turite ir ten panašiai ir pačiai juokas ima. Aš nesu, pavyzdžiui, brainstorminimo žmogus, kur taip pat galiu staigiai manęs ten bet kada atrodo valgyt gaminant, paklaustų man tas tenais, kur darome tą arba tą ir aš visiškai negaliu atsakyti klausimą, nes turiu pasakyti, ne, palauk, tada įjungt nuotrauką ar įjungt planą ir mes tada galime, kaip padarysiu, valgyti, prisėsti ir pasišnekėti. Tai negebu multitaskinti irgi šitoje vietoje. O man tas atvirkščiai, pavyzdžiui, jis yra visiškai vakaro žmogus, jam geriausiai dirbasi naktimis,
Nu, taip nuo 6 vakaro jom prasideda tada ten visas brainstorminimo flausas ir jisai bet kada gali. Tu jom užduotum klausimą, ar vairuojant, ar kažką darant, gali dirbti kažką prie kompiuterio, ar aš greitai atbėgsiu ir ten paklausiu, ko nors. Ir jis jau iš karto matau mintyse, jau jis atsidaro, atrodo, tą planiuką savo stalčiukyje, jau jis ateina prie tos vietos ir jis jau tau gali atsakyti greitai į tą klausimą. Bet jisai labai nemėgsta, pavyzdžiui, kalbėti telefonu, skambinėti, ten darytis tas rinkos analizės. Tai ką mes darome tada tokiu atveju, jau kai mes atsirenkame, su kuo dirbame, tai aš jau būna jam perduodu ir jisai tada jau ten eina į visas giles detalės, jau ten ko reikia, kaip mes turime name ir panašiai, jis tada gali. Bet taip, kad skambinėti paviršutiniškai greitai ten daug žmonių skirtingų bendrauti, tai tikrai jam nepatinka ir jisai to nedaro. Ir mes žinome tą savo stipriasias pusės ir mes žinome, kaip pasidalinti darbais. Ta pati kertiškiausia vieta buvo, kai pastebėjau, kad mano vyras pradėjo spręsti problemas tualeto aplinkoje, kur jau net ramiai tenais nebegalėdavau pabūti ir dažnu atveju pradėjo ateiti, esant ar ant tualeto, ar duše, ar plaunant dantis ir įbėga. Ir tai kur mes darome tenais tas rozetės, tai kaip mes sprendžiame ten tokį klausimą, tai kaip sprendžiam mano ir tokio stovi didelėm akim ir taip. Čia tikrai ne vieta, sakau, yra spręsti šitus dalykus. Ir taip pakartojus porą kartų jis mačiau, kad nesuprato, tada mes prisėdom, nes tai jau buvo mano erdvės pažeidimas labai didelis. Ir mes tada susidėliojom planą, nes galvoju, aš dirbu HR įmonėje ir aš gebu spręsti tokius dalykus ir coachinu žmonės, testuojam, kaip komandose dirbti, kaip efektyviai komunikuoti, kaip vadovams teikti grįžtamą ryšį ir panašiai. Ir galvoju, aš savo šeimoje negaliu išspręsti šitos problemos, nes tai jau matau, kad kyla didesnis susierzinimas, negu kad užsidedame daugiau čekų savo listę, ką jau esame padarę. Atbėgau, pasakiau ir kažkaip tas sprendimas prisijėmė ir išbėgau, tai ne, nes tai yra netaisyklingas sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas. Tai tada atsisėdame kartu su Mantu ir pasidarėme tokias namų vidinės taisyklės, įsivertiname, kada yra laikas geriausias. Kaip ir minėjau. Tai yra skirtumas, aš esu ryto žmogus, Mantas yra vakaro žmogus. Pasirinkome tokį laiką, kad būtume po darbo, pavalgę, pailsėję, tai mūsų laikas buvo apie 7-8 valandą. Prisėdame ir bent po porą valandų skiriame. Irgi, kad ne kasdieną, tai pasitarėme, kad kas antrą dieną. Problemas įsivertiname, kiek tai galėtų mums maždaug laiko trukti, kiek kartų mes tada turim taip efektyviai prisėsti per savaitę. Ir per kokį laikotarpį mes turime priimti šitus sprendimus. Tai gavosi, kad porą savaičių taip darbo dienom, tai kas antrą dieną prisėsdavome kartu, nusprendėme, kurioje erdvėje bendraujame apie tai. Tai mums patogiausia buvo svetainėje prie valgomojo stalo, tada pasimdavom kompiuterį, atsispausdindavome ar tai brėžinius, ar nuotraukas. Irgi nusprendėme, kad abudu ateiname pasiruošę, ateidavau su nuotraukom, su brėžiniu, kad būtų aišku, apie kurią erdvę kalbame ir kaip priėmame sprendimus, kurioje būtent vietoje dedame tas rozetės arba kurioje būtent vietoje dėsis apšvietimą. Nes būta tikrai ne vienas kartas, kai be vizualizacijos arba be brėžinio kalbame ir ten vaikų kambariai, yra 2 vaikų kambariai ir tada tiksai, tai tam vaikų kambariai, o tai apie kurį mes čia vaikų kambarį kalbame. Tai kad tiesiog nesigautų laiko gaišimas, vien išsiaiškinant, apie kurias erdves mes čia kalbame. Tai tikrai padeda atsispausdinti tuos brėžinius arba per planšetę atsidaryti ar kompiuteryje.
Tai priklauso ir kokią tą problemą bandote išspręsti, kokius sprendimus bandote tuo metu priimti. Dar kas padėjo, tai toks yra įrankis Trello. Mantas, kadangi yra brainstorminimo žmogus ir kaip ir prieš tai kalbėjau apie tą smegenų tokį didelį rutulį su daug debesėlių, tai būna tikrai matosi, kad pas jį labai daug galvoj sukasi, bet nesusidėlioja nei darbų eiliškumas, kadangi aš ir darbe naudoju, tai ir savo pradėjau šeimininiam gyvenime naudoti šitą įrankį, labai padėjo, nes kartais ir man sunku susigaudyti būna pagal jo pasakojimus, kokie tie darbai yra atliekami, kokie yra didesnio prioriteto, kokie yra mažesnio prioriteto, kad aš jam kaip partnerė pagelbėčiau gal susidėlioti svarbą. Tai mes pradėjome naudoti Trello ir ten tada susidėliojame, kas yra mažesnės svarbos, kas yra didesnės svarbos, kas yra progrese, ką jau esame pasidarę. Dabar jau yra ir sukurtas ir mano folderiukas. Kitame įraše parodysiu daugiau apie šią programą. Dabar tik greitai va čia galite matyti. Ir paskutinis toksai punktas, kad jeigu iškyla kažkoks klausimas, tai irgi nepuolame, kai tik prisiminus iš karto ten kalbėti apie tai. Va, prisiminiau, kad ten plytelių reikia ir tai kokias renkamės, ar ten baltas ar žalias. Kad atsiklausti tiesiog, kaip pavyzdys, norėčiau pasikalbėti su tavimi, tai kokias plyteles mes renkamės. Ar galime dabar pasikalbėti, ar kitų tau patogiu laiku. Nes ir sukuria tą jausmą, kad vertina tavo laiką, kad tavo sprendimas irgi yra svarbus ir nėra, kad tiesiog paklausiau iš mandagumo tavęs to. Šiaip man nerūpi, kokia tavo ta nuomonė būtų. Tai šičia labai yra tikrai dar svarbu, nes kartais būdavo irgi tokių situacijų, kad gaminu valgyti, gartraukis ūžia, čia vis puodai verda, visai kas kitas galvoja, ten pagal receptą kažką gamini ir tada man tas atsisėda prie valgomo stalo ir pradeda daug visko pasakoti ir apie tas statybas tu supranti ir jauti tokį diskomfortą, kad tu kaip partneris neatsisėdai ramiai klausytis, nes čia tas pats, kas ir su telefonu. Jeigu kitas žmogus sėdi telefoną ir skrolina, o tu šneki, tai irgi nesijaučia nei pagarbos tau, nei kad tave girdi, ar iš viso ką girdi, nors ir visi pasakom, kad pagirdime, bet nejauti, kad tas žmogus skirtų 100% tau savo laiką. Tai išvengiant šitų dalykų, tada irgi būna, kad paprašau manto, kad palauk, tada aš pabaigiu valgyti ir atsisėdu. Tai tikrai yra svarbu šitus dalykus išsispręsti. Tai kai nusprendėme, kuriuo laiku, kiek kartų per savaitę prisėsime apie tai pasikalbėti, išsiunčiau Google kalendoriją pakvietimus savo vyrui, kad žinotų, būtų pasiruošęs, jog tom dienom kalbėsime apie namą, prisėsim nusiteikti iš anksto. Ir nebūtų, kad kažkur turi lėkti kitur, tai ilgiau padirbsiu darbe ar panašiai. Tai išvengti šitų dalykų. Ir tikrai laikėmės. Ir kai jau susėdame, tai yra labai svarbu susidėlioti prioritetus, kas už ką atsakingas ir iki kada turime pasidaryti tuos dalykus. Tai ar susiskambinti, ar priimti sprendimus atitinkamus ir tada vėl grįžę susėdam, aptariame surinktą informaciją arba susirinktus pavyzdžius. Jeigu ir nespėjam, tai irgi yra normalu, viskas gerai, būna gyvenimas užklumpa, tai tikrai negalvokit, kad ir mes viską spėjam visada ir jau taip grinai padarome by the book. Bet kai tu stengiasi taip tikrai nuoširdžiai atlikti tai, kaip susitari, tai tada viskas ir gaunasi. Jeigu pradėsi simuliuoti ir nedaryti dalykų arba vis atidėjinėti, tai vėl grįžtame į pradinį tašką. Ko mes norim? Ar mes norime galutinio taško ir greitai priimti sprendimus, greitai įsikurti būstą ir su kuo mažesniais pykčiais, ar mes norime vėl grįžti prie pykčių ir prie atidėjinėjimo ir tada įtampos vidinės, kad nepriimami sprendimai, ar šios reikia priimti ir tokio vidinio savigraužos, nes serialą žiūriu vietoj to, kad atsisėsčiau ir nuspręsčiau, kuria elektra būtų išvedžiota.
Ar visų taisyklių laikėmės tikrai iki galo? Tai galiu pasakyti, kad tuo sunkiu metu taip laikėmės, stengiamės todėl, nes mūsų dienotvarkės atrodė taip, kad 6 ryto važiuodavom sportuoti, tada nuo 8:30 dirbdavom jau ofisuose, grįžtam apie 6, pavalgom, pailsim truputuką ir tada sėdam darytis darbus. Nes vienom dienom statybos, kitom dienom būdavo vestuvių planavimas vakarais. Teko laikytis, nes norint viską efektyviai pasidaryti, tam, kad ne paskutinę minutėm po to ir belė kaip, tai laikėmės, dabar ar laikomės? Nepilnai, na jau Google kalendorijoje nebėra pakvietimų, todėl nes biškį ir gyvenimas pasikeitė. Vat ką dar turime mes savo tokio mielo, sakyčiau. Būna kartu su Mantu ir Lėja per jos miegelio laiką iki Raudondvario dvaro turime savo suoliuką, kur atsėdę jau irgi kartu generuojame įvairiausias mintis su namu, sprendžiame, kokį ten vonios kambarį darom, tai kokius maištuvus norime pasirinkti. Šiaip labai tokia, bent jau man, yra simbolinė vieta, kur atrodo ir gamtoj pabūnam tuo pačiu, ir tai toks ir mūsų laikas, bet ir tuo pačiu pasidarome vertingus sprendimus kartu. Tai tokia viena vieta daug užsidedanti pliusiukų. Ir žinoma, Lėja pamiega. Tai porą kokią valandų, tai labai labai smagu tada, nes ir neatsikelia laiminga ir būnam visi tada happy. Ir manau, kad svarbiausia, nepamirškite, kad esate pora, esate skirtingi. Įsivertinkite vienas kito stiprybės, silpnybės, pagarbą jauskit vienas kitam, išklausykite vienas kito. Kompromisų dėja tenka, reikia priimti. Tai yra jūsų ateitis ir jūsų kuriamas lizdelis. Tai padarykite kartu, kad jis būtų jaukus, šiltas ir malonus jums. Ir tikrai neikite jau į visai kraštutinumus, o kai jaučiate, kad ateina jau kartais tas pikas, prisėskit kartu ir pasikalbėkit. Pabandykit įsivesti savo šeimos taisyklės. Dėkui, kad peržiūrėjote video ir tikiuosi mūsų vaivadukų laimės piliulė kažkiek pagelbės ir jums sunkiu laikotarpiu, jeigu tokį turėsite. Ir nepamirškite prenumeruoti mūsų puslapio bei pasidalinti su draugais. Geros dienos visiems!